Labą dieną, aš Derybos LT kūrėjas Darius Rupšlaukis. Šiandien trumpai papasakosiu apie tai, kaip kalbėti partneriui suprantamą kalbą. Dažniausiai mes būrėm įvairiausius argumentus, galvodami, kad jį ten įtikinti, bet pagrindinis dalykas reikėtų pagalvoti, kas jam yra naudinga, kas jam iš to. Tai yra, realiai turiu atrasti, kas jam yra saldainiukas. Papasakosiu trumpą situaciją su savo dukra mažąja, kai jinai iš ryto pareiškia tokią poziciją – neįsiu į darželį. Ir realiai vaikas užsiblokuoja, nejuda iš vietos. Galiu spausti, grasindamas, bet aš šiuo atveju, žinodamas saldainiuką, jai pateikiau klausimą. Saulė, šiandien, kai grįšim vakarė iš darželio, kokį multiką žiūrėsim? Liūtas karalius ar Maša ir Lokys? Na, jinai nedrąsiai pasakė, ko aš ir tikėjausi, Maša ir Lokys. Uždaviau dar keletą klausimų, koks, kaip, ką ten tas filmukas yra, ir mes abudu bendraudami draugiškai nuėjome mašiną ir nuvažiavome į darželį. Tai yra, ruošdamisi kiekvienam derybom, jūs turite atrasti saldainiuką, kuris yra naudingas jam. Apie tai mes daugiau kalbėsime seminare 7 derybų sėkmės faktoriai. Iki malonaus.